Turim dar vieną aukelę, žartvelę, žartvikę. Jos vardas... Smugelio. Jo. Jos vardas yra Laura. Laura. Laurietka, taburietka. Ne? Jo. Ji dirba soliariume, Klaipėdoje ir turi berniuką. Pabandom cik-cikuką pažaist greitai tokį. Cik-cikiuką, ne? Jo. Davai, tai kai aš pasakysiu, tu turėsi pasakyti jai. Gal tu per degus, kaip... Žinai? Greičiau sakyk. Iš tavo burnos smirda šiukšliadėžė. Tiesiog. Arba tiesiog iš tavo... Viskas su tavim gerai, bet iš tavo burnos. Soliariumai, labam, Marina klauso. Labas. Sveiki. Čia gal Laura? Ne, čia ne Laura. O Lauros nėra? Ne, rytoj dirbs. O tu ko vardu? O jūs kokį klausimą? Ne, aš tiesiog buvau keletą kartų, aš dabar noriu sužinoti, su kuo kalbu. Irina. Irina. Irina, irgi atsimenu tave. Kaip tu? Kaip? Kaip tu, sakau? Labai gerai. Irina, klausyk, aš tokių, kaip pasakyti, tiesiog paprastų klausimų. Pradėjau, matai, vaikščiot pas jūs tą soliariumą ir man kažkaip, su pirma, ne tai, kiek soliariumas patiko, bet ten, kas dirba tos mergaitės. Ir pirma, aš Laurą pastebėjau, paskui tave, kaip ir pastebėjau. Tokia faina pasirodėjai. Ir gal galvojau, sakau, jeigu, pavyzdžiui, ateičiau aš į soliariumą, arba, nežinau, gal galėtum duoti savo numerį, galėtum, kai tu nedirbi kažkada, tai susitik. Nu ne, aš turiu vyrą, tiesom gal ir baigim. Tai aš irgi turiu merginą, žinau, jeigu, tarkim, galėtume eiti pasimatymą, tai nei tavo vyras žinotų, nei mano mergina. Ne, dėkui, aš pasiūlymą. Irina. Taip, klausau. Ne, tiesiog kažkaip tu, tai kas čia dabar, ašgi nieko blogo nesakau. Aš labai suprantu, bet yra tam tikros ribos. Tai gerai, tai ribos ir baigtųsi to. Man tu patikai, man tu faina mergaitė ir tas įtykis toks fainas ir šiaip tu, kaip kalbi, viskas yra gerai. Labai gerai. Ne, tiesiog nenoriu jokių tokių panašių istorijų. Tai ar tu esi laiminga? Taip. Tu man meluoji. Aš esu labai laiminga. Kiek tu metų esi vedus jau? Kaip? Kiek metų esi vedus, sakau? Pakankamai. Aš nelabai noriu telefonu kalbėti apie savo asmeninį gyvenimą. Aš tiesiog klausiu, tokių abstrakčių dalykų neklausiu. Tuo labiau aš nematau žmogaus prieš akis ir telefonu aš tikrai nesirišu. O jeigu aš tau patikčiau, tai jau kalbėtum kitaip, ar ne? Gal vaikim šio? Irina, aš nieko blogo nenoriu, aš tiesiog noriu su tavim pakalbėti ir viskas. Aš suprantu, bet čia ne pokalbį telefonu aš šiuo metu dirbu. Gerai, jeigu aš, pavyzdžiui, ateisiu, kada tu dirbsi? Rytoj Laura dirbs, tai ne pas Laura, tarkim pas tave, kada tu dirbsi? Galbūt aš nelabai norėčiau, kad pas mane kažkas ateitų čia pažindintis. Bet aš ateisiu. Ir tu aš kaip klientas, aš turėsiu teisę su tavim bendrauti. Taip, tai galėsi bendrauti, kol jūsų nemačiau. Aš mokėsiu pinigus ir, tarkim, aš sakysiu, koks čia kremukas yra, žiūrėsiu tave ir mes bendrausim. Ir aš atsakysiu jūsų klausimą. Atsakysi? Kas liečia darbą, viską atsakysiu. Irina, bet tu tikrai pasakiškai gražiesi. Kodėl tu dabar taip kažkaip galvoji, kad negali patikti kitiem vyram ir kad jie tau negali skambinti? Ne, aš nesakau, kad negaliu kažkam patikti, bet tiesiog aš myliu savo vyrą ir nenoriu jokių intrigų, tiesiog tuom ir baigti viskas. Aš irgi myliu savo merginą ir su tavim viskas gerai, jeigu ne tas kvapas iš tavo burnos, bet esmė, kad, man vis tiek kažkaip norisi nueiti su tavim pasimatymą. Galbūt baigiam šį pokalbį, gerai? Zip FM. Labas. Irinačka. Irinačka, radijos radis Zip FM. Radistai. Kaip? Radistai iš Zip FM, iš Vilniaus mes skambinam tau. Labai malonu. Jokais paskambinam. Jokais paskambinam, norėjom pataikinti Lauros. Jokiesi, tai iš vis gerai. Labai. Ne, tiesiog neįlinis skambutis ir tiek. Šiek tiek, žinai, gal nors pradžiugint vakarą. Va. O iki kelių jūs dirbat iki 10? Ne, iki 9. Tai liko 6 minutės. Taip? Yeah. Tai linkiu. Jo. Tai linkiu gerą poilsį. Ačiū. Ate. Irinčka. Jau turėtų būti Rusaitė, ne? Конечно. Ирочка. Ирочка.